Kiekvienas programos langas turi tam tikras sudedamąsias dalis ir jos visos vadinasi vienodai. Pavyzdžiui, štai šiame failų tvarkyklės lange yra meniu juosta. Meniu tai yra tokia lango dalis, kurioje yra labai daug pasirinkimų ir galima atlikti labai daug visokiausių veiksmų. Štai čia yra meniu juosta. Pažiūrėkim kitam lange, meniu juosta yra štai čia. Vėlgi paspaudus bet kurį meniu punktą atsiranda daug visokiausių pasirinkimų. Beveik visos programos turi meniu juostas, štai ir piešimo programa turi meniu juostą, ir netgi skaičiuotuvas turi meniu juostą, ir interneto naršyklė turi meniu juostą. Ir meniu būna netgi paspaudus 10 pelytės klavišą kurioje nors programos vietoje. Štai čia taip pat yra meniu. Toliau langai turi priemonių juostas. Pažiūrėkime į piešimo programą. Štai čia, kur yra spalvoti mygtukai, yra priemonių juosta, dar kitaip vadinama įrankių juosta arba įrankinė. Štai čia dar viena įrankių juosta ir dar viena įrankių juosta. Pažiūrėkim į tekstų rengyklę. Įrankių juostos yra štai čia, viena ir antra, ir dar čia yra toksai šoninis skydelis, kuriame irgi yra visokiausių priemonių. Toliau yra būsenos juosta. Būsenos juosta būna ne visose programuose, tai pavyzdžiui pažiūrėkim į piešimo programą, būsenos juosta visada būna apačioje. Štai čia pati apatinė juosta ir būsenos juostoje yra rodoma dabartinė lango būsena. Pavyzdžiui, koks dabar yra nustatytas lapo mastelis. Jeigu aš nustatysiu, pavyzdžiui, 200%, jau būsenos juostoje rodo, kad yra 200%. Ir, pavyzdžiui, rodomas yra lapo dydis. Pažiūrėkim, ką rodo tekstų rengyklė. Štai čia yra būsenos juosta, pačioje yra mastelis taip pat. Yra dar parašyta, pavyzdžiui, kiek dabar yra puslapių. Jeigu būtų 100 puslapių, rašytų 100 puslapių. Kodėl reikėtų žinoti šitų juostų pavadinimus? Visų pirma, tai todėl, kad tas juostas galima įjungti arba išjungti, tai yra rodyti arba nerodyti. Ir tai dažniausiai nustatyti galima per meniu rodymas. Pavyzdžiui, jeigu nenoriu matyti būsenos juostos, nužymiu paukštelį ir būsenos juosta prapuolė. Noriu susigrąžinti atgal, vėl spaudžiu ant meniu rodymas ir įsijungiu būsenos juostą. Pažiūrėkim, ką galima išjungti arba įjungti piešimo programoje. Štai yra nustatymai ir vėlgi rodyti būsenos juostą. Būsenos juosta pradingo ir bandom dar kartą ją įsijungti. Galima išjungti rankinės, pavyzdžiui, pagrindinė rankinė, ten kur buvo mygtukai failas įrašyti ir taip toliau. Noriu susigrąžinti, spaudžiu pagrindinę įrankinę. Taigi, jeigu mes žinosime, kokia juosta kaip vadinasi, galėsime susitvarkyti kiekvieną savo programą taip, kaip norime. Yra dar viena juosta, kuri vadinasi antraštės juosta. Joje rodo, kokia dabar programa yra atidaryta. Tai yra pati viršutinė juosta, kurioje yra kryžiukas ir visi kiti lango didinimo mažinimo mygtukai. Kartais antraštės juosta su meniu juosta susikerta. Tiksliau jos yra dvi viename. Kai aš nuvedu pelytę, man rodo meniu juosta, o kai su pelyte nueinu kur nors kitur, man rodo jau lango antraštę. Ir kai kurie dar langai turi slankjuostes. Slankjuostė tai yra šitas dalykas, už kurio mes tempiam į šoną arba į viršų į apačią. Ir mūsų lapas slenkasi į kažkurį tai šoną. Dar langai turi adreso juostas. Adreso juosta tai yra ta, kurioje mes rašome adresą. Pavyzdžiui, interneto naršyklėje mes rašome interneto svetainės adresą. Todėl tai ir yra adreso juosta. Adreso juosta taip pat turi ir failų tvarkyklę. Ji parodo, kur mes dabar esam. Parodo mūsų adresą. Dabar aš esu aplankę Pictures ir tai yra mano dabartinis adresas.